Žinot, tokie dalykai visą laiką pamalonina, priverčia dar daugiau stengtis per treniruotės ir taip toliau. Aišku, tikrai, sakau, iš širdies labai dėkoju už tokį priėmimą. Kaip sakant, žmogui tokie dalykai yra labai malonus. Ir pasakymas labai malonus, tai jisai toks labai yra netitinkantis tikrojo įspūdžio. Bet aišku, šiandien svarbiausia buvo, kad laimėjom tokias rungtynes, kur tikrai reikėjo laimėti, norint kažką siekti, užsibrėžto tikslo. Aišku, matom, kad daug ką taisyti reikia. Galbūt visų, kaip sakant, pastangų mes pasistengsim tą ir daryti. Kaip bus, tai parodys, nes dabar kalendorius tikrai mūsų nemalonina. Esam, kaip sakant, tikrai tokiam kely, kur žaisim prieš dvi komandas, mano manimu, kurios turbūt realiai pretenduoja į Europos aštuntuką. O kas žino, galbūt ir daugiau. Taip, kad džiaugtis nėra ko. O sakau, kas dėl varžovų, tai nuostabu tikrai buvo didelis ačiū. Esi patyręs krepšininkas, ar vis dar jaudinėsi? Tokiais momentais? Nebuvo, kad jaudinuosi, aš nenorėjau šiandien žaisti, bet galvoju, kaip ten susikrovėm panašumą, ten virš 30 taškų, tai jau gal labai daug nepagadinsiu ką ir man dabar kiekviena treniruotė, kiekvienos varžybos yra labai svarbu, kad pajaustai nors kažkokį tai ritmą. Aišku, tos kojos neklauso, rankos neklauso, bet nuo kažko reikia pradėti ir labai laimingas, kad išėjau čia prabėgioti 6-5 minutės, kiek čia išėjo ir sakau, dabar reikia daug treniruotis, jau vėl sugrįžau į savo kaip to žmogaus gyvenimą, kurį daugiau nieko neatsimenu gyvenime, jau daugiau nieko nesudaręs gyvenime. Taip kad puiku. Ar gavai derinių planą kažkokį? Aš gavau derinius, šitos derinius, jeigu man pasako, ką reikia daryti, aš juos žinau, bet kai pasako, reikia bėgti savo vietą per pusę sekundės, tai čia tai grinai priklauso nuo darbo ir nuo automatikos, o pas mane dar jos tikrai nėra. Kai treneris paklausė, kuriuos derinius žinau geriausiai, ten pačius paprasčiausius ir žaidžiau tos pačius paprasčiausius. Aišku, ten man būnant aikštelė į Ciponą atsigavo, bet gerai, kad vyrai sukrovė prieš tai didžiulę persvarą ir tada nebuvo baisu, kaip sakant, kad pralošimtas atkarpas ar kažkas tokio. Rungtynių metu nemažai su Trifunovičiu šnekėjotės. Kas tai buvo patarimai, labai norėjosi kažką Aš nežinau, treneris atėjo porą kartų paklausė, iš tikrųjų tai daug nešnekėjom. Treneris vienas iki paklausė, ar nori žaisti, sakau, nėra ko man žaisti, kadangi komanda labai gerai žaidžia, o kaip susikrovėm virš 30 taškų, tai jau sakau, gal tada eisiu pabėgiosiu, nes jau tada ir man bus nauda jo. Jau, kaip sakant, skirtumas padarytas, o jūs, kaip žinote, Eurolygoje skirtumai yra svarbu išsaugoti. Gal, sakau, nedaug atlikta man būnant aikšteliai, kad, kaip sakyti, kad nepakenktume ateičiai savo, jo. Vakar kalbėjote, kad jūs kosmose esate, ar šiandien tas kosmosas jau mažesnis? Ne, tai kosmosas yra kosmosas, ar kosmosas bus kokias 2 savaitės. Nei aš jaučiu, sakau, taigi, čia, kaip sakant, reikia kokių 2-3 savaičių, tai šitam dalykui minimum. Deja, mes neturim, bet jeigu kažkiek nors komandai bus galima padėti, tai norėčiau padėti.